Sveiki visi, šiandien aš jums parodysiu dalyką, kaip naudotis Softonics programa. Tai gerai, pradėkime. Štai, gerai, aš tai pradėsiu, kaip jūs nežinau. Tai yra, įsijungiame internetą, aš įdėsiu į Chrome. Gal nelabai gerai ekranas, bet man tai bus viskas gerai. Eikime į Google. Aš tą programą šiaip turiu, tai aš jos dar kartą ir nesisiųsiu. Nelabai gerai ant ekrano, mes tą padarysim. Gerai. Galite rašyti taip. Softonics antivirus, Softonics arba Games galit, ką norite iš tų trijų, arba šitą galite pirmutinį, tai rašysite nuolat prie Softonics ir jums turėtų išmesti štai ką. Žiūrėjau, man tos lentelės dar nereikėjo šiaip. Ją galime išjungti Softonics Download and Viewers. Tai žodžiu, man labai ilgai čia krauna, ką padarysiu. Nu ir čia apačioje ir čia susirasti šią programą. Gerai, baigime. Ir jūs paskui ją įsinstaliuosite. Štai ant jos pasispausite. Jis instaliuosis jums greitai. Paspausta eina kategorijas. Ja, o čia aš jums parodysiu PC Games. Tai yra Networks, Home, Hobby, visą kėklę. Aš parodysiu PC Games. Štai visi PC Games žaidimai. Jų čia yra labai daug. Labai atsiprašau, lentelės meta. Matot, Minecraft Skin Edit yra, Gabriel, Sniper Graphics Warning, Naruto The Wire of the Ninja, Truck Striders. Tai gerai, šis video nelabai kokybiškas, bet čia tavo lentelė įsijungs. Buvo dingęs internetas, bet turėtų judėti įsijungti. Štai valgote San Andreas zombijas, ten paėsti viršų ir ten bus kitokios programos. Aš jums sveikinu, dazu kitą programą parodysiu, kaip įsirašyti GTA San Andreas ir kaip įsiregistruoti prie Linkomanijos. Iki!